Tenais vienas bus, dabar tai jau prieisime vieną komentarą, apie kurį aš norėsiu, kad išsiplėstume. Skridom šalia Baumilos į Londoną. Tai kai mažas vaikas visą laiką dainavo ir kriseno, labai prastas vaizdas. Mes čia beje su Juozu skridom, gitaristu, į Londoną. Ok, papasakok man apie Vėl su Batūru. Papasakok man apie tą skrydį. Kodėl tu krizenai ir ar tu tikrai skridai iš Londono, ar skridai iš Amsterdamo? Dabar pasakysiu apie tą skrydį. Mes skridom iš Vilniaus į Londoną, mes dviese su gitaristu grojom, mes buvom pakviesti groti į Chelsea stadioną, į vieną konferenciją medikų. Ir kažkoks garsas pavyko, nesvarbu. Ir mes skridome tą konferenciją ir mes buvom miegoję gal 3 valandas, man atrodo. Mes susitikom oro uoste ir kažkaip taip įvyko, ar ką mes įkalėm prieš tai, ar kažką. Ir mes pradėjom visą kelią po to ir oro uoste mes pradėjom vieną dainą dainuoti. Ir aišku, prieš mus sėdėjo žmonės, ten kažkokia porelė, kuri bandė, bet jiem nelabai pavyko, nes, aišku, o mes visą kelią dainavom vieną dainą ir tu gali beje prisijungti. Aš šių žmonių liūdėsiai prisijungsiu, taip. Ir beje, balses reikia pamiršti. Čia kur, kaip kad būna per tautinio jaunimo demonstracijas, kai jie eina ir dainuoja. Tai čia balsas. Čia priebalsas, jie pamiršta priebalsas. Bet reikia balsas pamiršti. Ai, supratau. Visi šitai sklinantis kauštėdami. Ir mes visi... Yes.